Dabar dar, aišku, iš ankstesnių metų neįgyvendintų rekomendacijų yra, čia tik tos, kurios turėjo būti įgyvendintos šiais metais, o iš ankstesnių metų neįgyvendintų yra dar 9. Ir aš nežinau, ar čia plėstis. Galiu paminėti. Iš ankstesnių metų tai yra. Iš praeitų metų neįgyvendintų. Iš nekilnojamo turto audito tai yra dėl daiktinių teisių registracijos nekilnojamo turto registre. Jeigu pamena, tai auditas buvo 2018 metais atliktas, o rekomendacijos apie tai, kur tiesiog buvo nurodyti pažeidimai, kad, tarkim, daiktinės teisės dar Kriklinių mokyklai priklauso to objekto, registrų centre nėra pakeistos ir nėra sutvarkytos. Administracijai priminėm šiais metais, pamenu, kurį mėnesį raštu, tikėkime, kad už 3 ketvirčius jau kažką bus padarę. Nes tikrai yra tokių nemažai objektų ir jie tiesiog nieko su jais nebuvo daryta. Pareigybų skaičiaus, aptarnaujančių personalo pareigybų skaičiaus nustatymo kriterijai nepatvirtinti, mes ir dabar manom, kad šitas klausimas yra labai aktualus, ypatingai kai įstaigom yra perduota funkcija tvirtinti maksimalų etatų skaičių, neliko tos aukštesnės kontrolės, tai nei administracija, nei jo labiau taryba šiuo metu jau nekontroliuoja pareigybių skaičius ir manom, kad šitie kriterijai vis tiek turėtų būti nustatyti, nes aptarnaujančių personalo skaičiaus nieks nereglamentuoja. Tai kitų, sakykime, pedagoginių darbuotojų ten yra reglamentuoja pagal hierarchiją aukštesni teisės aktai. Dėl bibliotekos tinklo optimizavimo irgi, pamenat, buvo tarybai klausimas svarstytas, jis buvo atidėtas ir iki šiol jis nesvarstytas. Kitas įgyvendinimas. Svarstytas buvo praeitų metų rudenį, man atrodo. Dėl autobusų parko, dėl nuostolių kompensavimo buvo atliktas veiklos auditas ir 3 rekomendacijos yra neįgyvendintos. Tai yra sudarant sutartį dėl keleivių pavėžėjimų nebuvo atliktas konkursas, skelbtas konkursas, nebuvo atlikta atranka. Nėra tikslios mokinių apskaitos, tai irgi priklauso nuostolių dydis. Nėra kol kas tikslios mokinių važiuojančių viešuoju transportu apskaitos, bet šitas klausimas taip pat turbūt išsispręs, nes kiek žinau, yra vykdomas projektas. Čia gal daugiau administracija gali pasakyti, bet girdėjau, kad toks projektas yra numatomas vykdyti ir bus įrengti apskaitos prietaisai galbūt autobusuose ar kažkas, bet čia turbūt daugiau administracija gali pasakyti. Iki šiol ta apskaita nėra tiksli. Ir vėlgi akcentavom, kad nenustatytos kompensuojamų išlaidų dalis ir iki šiol jos nėra nustatytos. Čia, kai skaičiuoja kompensacijas, patirtų sąnaudų, tas kitų sąnaudų dalys iš tikrųjų yra labai didelis, sąlyginai labai didelis, nėra jos ten labai didelis, bet tai, sakykime, į sąnaudų tas dalis eina ir visų pastatų remontai ir visa kita, o jeigu žiūrint į ES patvirtintą reglamentą, kuris yra tiesiogiai taikomas, tai turi būti kompensuojamos tik tai tiesiogiai su keleivių vežimu susijusios sąnaudos. Tai vat šitoj vietoj mes rekomendavom nustatyti tų kitų išlaidų dalis, priskiriamas būtent skaičiuojant kompensacijas. Dėl garažų perdavimų neįgyvendintos rekomendacijos, garažai yra, jau turbūt pamenat, ir direktorius nekartą sakė, tai yra sveikatos priežiūros įstaigoms perduoti garažai, kuriais jie naudojasi, ir jie iš tikrųjų... jie yra neįregistruoti registrė. Jie neįregistruoti registrė, nes jie neturi inventorinių bylų. Čia turbūt direktorius daugiau pasakys, nes aš žinau, kad jis jau kartą aiškina šitą. Ką pasakys direktorius?
Nėra statyba. O dar dvi rekomendacijos ir tada pabaigsime apie neįgyvendintas. Tai Saločių mokyklos inventorizacija metinė, jau keli metai, gal 3 metai kalbam, bet šita rekomendacija neįgyvendinama, Saločiai nesugeba susinventorizuoti savo turimo turtą. Ateidama laukti apie tas garažas, jų nebegalime dabar inventorizuoti. Gal jeigu leisit, tada pabaikit gerbiamą, o po to užduosim klausimus galima. Nu, paskui, kad, taip, aš manau, kad jeigu galima, tai yra klausimas, aptarėm ir einam toliau, tai lengviau, negu kad paskui reikėtų užsirašytus klausimus, klausimas stoviai. Užsirašykit. Jo, nereikia man to, aš turiu savo. Ne, tai. Jeigu jūs nesąšat, gal tegu tęsat. Ačiū. Prašau palaikyti. Rekomendacijų įgyvendinimo terminas prasidėjęs, bet nepakankamai, sakyčiau, sparčiai gal vyksta. Tai ta rekomendacija, jeigu žinot, sporto strategija, švietimo skyrius kaip ir mums parašė raštą, kad jie mano, kad ta strategija yra nereikalinga, perteklinė, nes tai yra aptariama savivaldybės tarybos tvirtinamoje strateginiam veiklos plane, bet, kaip žinote, ten yra tik tai profesionalus sportas, sakykime, tas mėgėjiškas sportas, bet tai nėra kažkiek tai detalizuota, kurios sporto šakos turi prioritetus, visa kita. Nu, mes šitą dalyką vis tiek laikom, kad tikslingiau būtų parengti atskirą sporto strategiją ir nusistatyti mums prioritetinės šakas sporto, ką mes labiau remiam, ar meistriškumą, ar mėgėjišką sportą, ar moksleivių sportą. Čia turėtų būti nusistatyti mūsų nuomonė, tai yra strategija, ką mes tiesiog į ką akcentuojame. Dėl elektros linijų, čia turbūt pamenat, nuo 2012 metų yra, tai ir valstybės kontrolės buvo rekomendacija dėl elektros linijų perdavimo nepriklausomiem šitiem ir dalis šitų linijų, aišku, jos jau yra pasenę, jos buvo nurašytos tarybos, dalis jų yra dar mūsų administracijos apskaitoj. Dar šiandien bandžiau su vietinių ūkio skyriaus vedėju išsiaiškinti, kurios linijos turėtų būti perduotos, kurios neturėtų būti perduotos. Jų iš tikrųjų yra labai dar nemažai, ten porą lapų sąrašas, bet mums nepavyko išsiaiškinti pagal reikalavimus. Tai ne tas porą lapų. Šiaip tai iš tikrųjų tai yra linijos, kurios apšvietimo linijos, jis aiškina, kad oro linijos turėtų būti perduotos, nu, žodžiu, bet kad jų yra, tai faktas, kad šita rekomendacija nėra įgyvendinta. Dėl 2022 metais teikim rekomendaciją dėl Daujėnų mokyklos pastatų panaudojimo spręsti klausimą. Iki šiol mes informacijos, ar jis naudojamas ar ne, neturim. Pirmą ketvirtį buvom gavę administracijos raštą, kad Daujėnų bendruomenė ketina kreiptis dėl šito pastato, kad jiems jis yra reikalingas. Daugiau mes informacijos iš administracijos negavom, taip kad, nežinau, tolimesnį likimą laukiam, gal kažką sužinosim. Dabar tokia informacija bendra yra, kad per šitą antrą ketvirtį buvo 45 rekomendacijos pateiktos, tai yra 14 rekomendacijų atlikus konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir sporto mokyklai buvo pateikta 31 rekomendacija. Nes dabar šiuo metu yra atliekamas sporto mokyklos finansinis auditas. Tai tų rekomendacijų dar ir dabar mes esam pateikę 29, bet šitos rekomendacijos jau bus, kai teiksim informaciją apie 3 ketvirčių rekomendacijų vykdymą. Buvo per antrą ketvirtį nutrauktas rekomendacijų stebėjimas, nes pagal mūsų pasitvirtintą tvarką, nes mes tokią turim rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos tvarką ir priėjom tokios išvados, kad tikrai nebetikslinga ilgiau stebėti, mes jau čia nuo 2015 metų
savivaldybės administracijoje neužimtų etatų skaičių. Jis iš tikrųjų iš karto buvo labai didelis, buvo 21, 24 etatai. Šiuo metu jis buvo sumažėjęs, bet aš kalbu apie administraciją su seniūnija, čia bendras vienetas. Tai dabar ir buvo ir 9 etatai, ir 7, bet žinot, čia žmonės išeina, žmonės ateina, tas etatas konkrečiai datai būna laisvas, po to jis užimtas. Ir mes manom, kad tikrai nebės tikslinga. Galbūt atliekant auditus vėl kažkokį pastebėjimą turėsim ir tada įtrauksim pirmųjų pastebėjimų. Taip pat manom, kad tikslinga nutraukti 2022 metus priskaičiuotų, neteisėtai priskaičiuotų ir sumokėtų nuostolių kompensacijų autobusų parkui, kaip prisimenat. Buvo vasaros laikotarpiu, Liepos rugpjūčio mėnesį 22 metų buvo skaičiuojama kompensacija nuo faktinės savikainos, o ne ta, kuri nurodyta sutartyje, ir tai buvo priskaičiuota 75 000, bet kadangi jau, kaip matot, 2 metai praėjo ir jau manom, kad jau šansų išsiieškoti šitų pinigų nėra. Administracijai buvom rekomendavę, kad tie pinigai turėtų būti grąžinti. Dėl žemės nuomos mokesčio skolų išieškojimo dar vieną, manom, reiktų nutraukti, nes mes irgi jau prieš porą metų pateikėm tą rekomendaciją, matėm, kad skolos yra pakankamai nemažus, neišsireikalaujama laikų, ir pagrindinis dalykas tai buvo, kad žemėtvarka nenutraukė su skolininkais sutarčių nuomos, bet kadangi šiuo metu žemė atėjo į savivaldybės administracijos apskaitą, manom, kad šitas reikalas yra paprastesnis, nebereikia jų kreiptis į nacionalinę žemės tarnybą, praktiškai tą galės daryti pati administracija, ir kaip žinau, kad skolos tikrai mažėja. Dar buvom teikiam rekomendaciją dėl nebiudžetinių lėšų mūsų biudžetinių įstaigų sąskaitose. Tai yra tos lėšos, kai biudžetinės įstaigos teikdamos paslaugas gauna pinigus iš kitų biudžetinių įstaigų ir jų nereikia pervesti savivaldybės biudžetą. Žodžiu, tom lėšom disponuoja tik tai pati įstaiga. Ir matėm, kad šitose sąskaitose yra kaupiami likučiai dideli, paslaugos yra teikiamos iš biudžeto lėšų, o lėšos yra kaupiamos ir nenaudojamos. Nors pagal nustatytą tvarką, kad lėšos turėtų būti naudojamos veiklai. Tai va šitoj vietoj mes teikim tokius pastebėjimus. Administracija ten priėmė direktoriaus, man atrodo, įsakymas buvo, ir finansų skyrius dabar šitą dalyką irgi kontroliuoja, prašo kas kartą su ataskaitom pateikti šitų sąskaitų likučius, kiek yra pas juos nebiudžetinėse sąskaitose, ir tą kontrolę sugriežtinta, ir manom, kad nebetikslinga toliau ir mums dvigubai prašyti šitų pačių informacijų. Čia buvo tokia rekomendacija, mes matėm, kad labai mažai autobusų parkas stengiasi išnuomoti autobusus, bet direktorė buvo parašius raštą, kad jinai nemato galimybių potencialą kitaip išnaudoti. Tai jinai atsisakė rekomendaciją įgyvendinti, o aš manau, kad nebetikslinga ir laukti kažko, o įgyvendins. Tai tiek tų mūsų pastebėjimų ir rekomendacijų. Ačiū, gerbiami kontrolieriai, už pirmojo klausimo dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audituojamiems subjektams pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo. Per 2024 metų pirmąjį pusmetį, kaip ir pačios rekomendacijos komentarų ir pristatymų. Kadangi pristatant kai kuriems komiteto nariams iškilo klausimų, gerbiamas Igorė, prašau. Kitą kartą aš manau, kad reikėtų kartą klausimą. Gerai, pasitaisyti. Norėčiau dabar, tada, žinau, o neįmanoma padaryti projekto, sutvarkytos garažus, kad nesitemptų visą laiką tą neišpildytą pastabą. Čia galbūt labiau administracija, mes tai nelabai galim šitą klausimą atsakyti. Jeigu galima projektą padaryti, atskirai projektą padaryti, sutvarkyti
Pamiršk šitą klausimą. Ir Vilksis dar 10-15 metų. Tai klausimus tikriausiai, ne man klausimus. merai. Patinai merai yra dar, kas jais naudojas. Tai viskas kainuoja pinigus. Viskas kainuoja pinigus, reikalingas projektas, reikalingas leidimus ir visą kitą. O ten viskas kaip problematiškas tvarkyti yra, ne? Praktiškai istorija buvo tokia. Ten buvo tie garažai statyti pagal paprastus darbo brėžinius, kurios darė mūsų vienas iš architektų, jis taip sakė. Ne Kęstutis, šito atveju ne Kęstutis, gal be pavardžių šitai vietą. Nes ne, pavyzdžiui, nesako. Taip. O kodėl jis nebuvo priduotas, iš tikrųjų aš negaliu pasakyti, nes tai sens laiks jau buvo, kai buvo statom ligoninė, matomai atliekamų medžiagų buvo paėmę ir pastatė pagal darbo brėžinius, o priduoti nepridavė. O dabar praktiškai projektą nėra, reikia projektas kainuoja pinigus. Reikia išimtleidims, reikia priduoti, Nuo tam, sakyk, koks mums blogums ir gerums yra nuo to, kad tie dokumentai nespartys. Blogums, ne tik gerums, kaip pasakyti, faktiškai kiekvienas daiktas turi turėti savo vietą, kiekvienas daiktas turėtų būti inventarizuotas ir jis turėtų turėti atitinkamus dokumentus. Dabar jų nėra. Prieš kiek metų buvo ligoninė statyta, aš pats nežinau, turbūt jau prieš 30 metų, gal ten, kiek žinau, projektai, gal ir daugiau projektai keitės, pradžioje buvo suprojektuoti be galo didelė ligoninė, paskui perprojektavo, atsirado ligoninė toj, kur dabar, matomai medžiagų buvo, paėmė ir pastatė, tokia situacija. Ligoninė buvo didelė. Medžiagų lygos nemažėdamas. Galbūt. Yra viskas aišku, tada sakykit, Jeigu galima, dar. Galima pačiu po vieną klausimu. Taip, gerai, jeigu prašau, galima. galima. Visgi aš kiek girdžiu, šią situaciją yra gan įdomi. Aš tai manyčiau, kad reikėtų galbūt įpareigoti per metus laiką arba dokumentaciją ir dokumentus sutvarkyti, arba nugriauti, nes tai yra, kiek aš suprantu, nelegali statyba. Ir ypatingai mes matome ir per visą Lietuvą, Respubliką, kokios yra situacijos, kur ir savivaldybė yra išdavus leidimus ir stovi namai, bet juos priverčia teismai nugriauti. Čia reikėtų spręsti šitą klausimą iš esmės, nes mes jeigu ir šiandien paliekam ir nenustatom, tarkim, ar termino, tai šitas klausimas nebus sprendžiamas. Šiuo atveju jau čia ne administracijos direktoriui kyla reikalavimus tai daryti, o tai reikalavimus jau kyla daryti, kam priklauso tie garažai. O ten pirminiai ar? Sunku pasakyti, naudojas, ko gero, statė ligoninė. Kaip ten yra, tikrai negalim. Tai vis vien turėtų būti išspręstas klausimas, nes aš kiek... Bet tie garažai, kur tie katiliniai remtų dabar, ne tie patys garažai. Ko gero, ten kairiai pusė. Ir daugiausiai dabar garažai, tai katilinės nebebus. Viskas bus... Palikti ligoninė be katilinės. Viską galima šiais laikais Ne, tai sakau, sutvarkyti dokumentaciją. Tai yra nelegali statyba. Ir viskas. Ir precedentų neturintis dalykas, nes savivaldybės pavaldumo objektas yra nelegali statyba. Tai kaip elgtis tada privačiam sektoriui, jeigu pas jį, kad ir su leidimais pripažįsta nelegalią statybą. Suprantat? Tai galbūt čia reikėtų spręsti klausimą. Ir terminą, kodėl aš pasakiau metus laiko, nes tai sutvarkyti ir padaryti nėra paprasta, per metus laiko gal ir galima, bet aš įsivaizduoju, kad labai sudėtinga, nes čia reikalinga teismo keliu eiti ir po metų galima vėl diskutuoti, bet jau jeigu veiksmas yra prasidėjęs, tai suprantu. Tai rašykit. Aš tai, jeigu galim sakyti tokią mintį, ne kaip nugriauti, o kaip įteisinti. Pas mus buvo vienas objektas, kurio irgi nenori smarkiai minėti. Per gerų pusę metų ar per metus laiką tas objektas buvo įteisins. Reikalų buvo iš tikrųjų labai daug, pradedant nuo nuotraukų, nuo mažų statinėlių, nuo anksčiau dirbusių. Ir čia turbūt priklauso nuo
didelio noro ir aš nemanau, kad neatsirastų kažkokių pirminių dokumentų, ar tai juodraštinių, ar tai dar kažkokių. Reikia į tą kryptį, nenugriovimo, bet bandymo įteisinti. Aš ir paminėjau, metus laiko duoti dėl įteisinimo. Jeigu neįmanoma įteisinti, reikia nugriauti. Jeigu leisi, tada dėl konsensumo. Ačiū Igoriui už keltą problemą. O jeigu mes projektą kaip ir sprendimą tokį garsinčiau, tai per 1 metus laiko įgaliuoti Pasvalio pirminės sveikatos priežiūros centro vadovą, Ne, taip pat. bet šiaip jis vienas. Na, jeigu įgaliosimės, tai ir tada ir du vadovai. Jeigu du vadovai, kai žinot, kai daug auklių vaikas be galvos, tai šiuo atveju pasirinkim vieną. Du nuomininkai, Bet auklė. du panaudus. Ne, Bet leisti negali keliau. būti ten. Nu tada, tai ir Pasvalio ligoninės tada, Us, ne A, o us. kaip sakote, Ne A, o us. vadovus. Jeigu galim, Gerai, aš tada labai projektus trumpai, rekomendacijai. mes be reikalo ginčijamės. Nes Reikia reikia- pasižiūrėti, kam yra priskirta žemė po tais garažais. Jeigu priskirta pirminiai, tai pirminį turi teisinti, jeigu priskirta ligoniniai, žemės sklypas po garažais ligoninį teisinti. Yra bus per pusę pagal patalpų plotą bus ir žemė paskirstyta. Nes žemės sklypas. O jeigu žemės sudarymas sklypas yra nėra pagal patalpų- pritvirtintas, tai yra pagal- kitas. dalykas. Nes jeigu išnuomotas patalpos, tai reiškia priskiria ir žemę. Jeigu žemė nėra priskirta nei pirminiai, nei antriniai, tai yra kita problema, kurią reikia spręsti. Per metus laiką Yra įmanoma. priskirta, mes gi praeitas posėdį priėmėm. Gerbiami kolegos, tada gal dar kartelį, vat, atsižvelgdami į papildomus pamastymus, gerbiamą Zenoną, tu taip, įgyvendinant rekomendacijas 1.10.3, tai čia šitą rekomendaciją įgalioti, bet ar mes galim įgalioti? Įpareigoti. Ar rekomenduoti? Mes negalime priimti jokio Rekomenduojame sprendimo. a, Rekomenduoti dar. turto valdytojams, kurie valdo jį dabar, nežinau formas. Objektas priklauso savivaldybei. Aš minutę, jeigu galim paaiškinti. Paaiškinkit. Žinokit, yra taip. Tas turtas šiai dienai yra kaip ir perduotas pagal negaliojančią, nes prisimenat, buvo turtas sveikatos priežiūros įstaigom atiduodamas panaudai. Pasikeitus įstatymui mes privalėjom viską perduoti patikėjimo teise. O patikėjimo teise šitas turtas nėra perduotas. Jis yra dar administracijų. Esmė yra tokia, kad jeigu patikėjimo teise atiduodam turtą, jis nusirašo iš mūsų apskaitos, iš administracijos. Jo. O jeigu jis pagal panaudą, jis lieka administracijoje, bet, tik tai suteikta teisė naudotis. Jis panaudoja, bet suteikta teisė Taip. naudotis. Bet ta panaudos sutartis yra kaip ir neteisėta, kadangi dabar pagal sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą yra pasakyta, kad sveikatos priežiūros įstaigom turtas perduodamas patikėjimo teise. Čia toks, suprantat, šitoks tai kompromisas, dėl to, kad negalėjo perduoti. Žemė yra, žemė galima perduoti. Žemę perduosim patikėjimo teisę, o pati rekomendacija, tai dėl žemės perduoti, tai administracijai reikia perduoti tada. Čia tik rekomendacija. Rekomendacija. bet, Tik tais rekomendacija, o čia Ir- spręsti jau ir- pagal kompetenciją. Ir turtą eksploatuojančių įstaigų vadovams rekomenduoti legalizuoti tada statymą. Rekomendacija. Statymą. Ačiū, kad rekomendavo. Viskas, iš ko pasibaigė. Ačiū. Legalizuoti Tai žodžių negalima. Komiteto nariai, mes šitame ir esam, kad galėtume nuvykti paklausti, kaip jums sekasi legalizuoti pastatus, nes buvo siūlymas vienas iš komiteto narių, jos, kaip ir, kaip jūs atsakėte? Įteisinti, legalizuoti negalima, Jūs kitą žodį sakyti, sakėte. tada bus Įteisina nugriauti. nelegali, supranti, statyba, kurią reikia nugriauti, imtis priemonių nugriauti. Gerai, jeigu dėl pačios pirmosios rekomendacijos, kuri yra 20 metų, gerai, dėl sporto strategijos, leisit man trumpai dar. Gerai. Vėlgi komiteto labiau. Kadangi kolegos krepšinio profesionalaus Pasvaly kaip ir nebėra, o dabar pasirinkta kita sporto šaka, tai nepasakyčiau, kad sporto strategija pasikeitė 180 laipsnių, bet šiek tiek nukrypo į šalį. Ir sporto kryptis kita pasirinkta. Tai gal dabar būtų priežastis tą sporto strategiją vėlgi
ir paremti kaip po tokią detalizuojant. Ir kadangi rankinis sugrįžo į pasvalį ir gal parengimas tą strategiją, kad būtų aišku, niekam nebeiškiltų klausimų, kaip naudojami pinigai profesionaliam sportui. Kam teikti rekomendaciją? Švietimo ir sporto skyriui. Ir tiesa, aš su to raštu dabar jau neturiu, šitą raštą jis buvo išsiųstas visiems tarybos nariams dėl atsisakymo su motyvacija. Mes Čia praeitais metais buvo. Jis visiems tarybos nariams buvo išsiųstas, kad žinai. Tai labai įdomu būtų susipažinti su rašto turinį dėl motyvacijos dar. Jeigu jūsų kontrolės komiteto nariams prisiųskit, mes susipažinsim. Dėl strategijos vėlgi atnaujinsim, kad jį būtų parengta ir tai bendrai strateginė bazė. O dabar bendrai išvada dėl svarstyto pirmojo klausimo, tai pritarti, kad išklausim informaciją ir tinkamai. Prie nekilnojamo turto. Tai tada jūs dar nesukonkretinate. Iki galo. Rekomenduojate savivaldybės administracijai Taip, per 1 metus. tai kad būtų žemė perleista tokia forma, kaip jūs sakėte. Tai Patikėjimo teise. O po to jau turėsim su kuo kalbėtis, nes dabar tai yra. O po to jau įteisins, kam priklauso žemės plotas. gali būti darbo teisės aktų nustatyta informacija. Patikėjimo teise. Patikėjimo teise. Ne, čia per atsiprašau, žemė panauda. Panauda? Žemė Tai va- panauda, o turtas. Turtas patikėjai. Taip. Nekilnojamas turtas tai yra garažai. Patikėjimo teisė privaloja. Šiaip žemė yra perduodama pagal panaudą. Gerai, pagal panaudą čia. O kam yra perduotas žemės sklypas pagal panaudą? Šiai dienai nežinau, nes matot, čia jau yra. Manau, tai žemė. Taip, ne apie Apie žemę reikia kalbėti apie pastatus, jeigu metus laiko. Aš noriu paaiškinti, kodėl aš nežinau. Todėl, kad matot, čia miestas žemė. Taip. Anksčiau tai buvo sudaryta sutartis Taip. su NŽT. Taip. O dabar ar tarybai buvo atneštas sprendimas, aš tikrai neįsigilinus negaliu pasakyti. Buvo sprendimas, bet ten reikia pasižiūrėti, Jo. kaip. Direktorius, kadangi čia yra pirmas žingsnis su žemės susitvarkymu, po to su pastatais tvarkysime. Ačiū. Informacija išklausyta. Antrasis klausimas darbotvarkės. Dėl kontrolės ir audito tarnybos. Pala. Jūs dar turite pirmininkas. Taip, klausykit. Jūs dar Antras turite klausimą. klausimas būtų dėl Daujėnų mokyklos. Sakykit, bendruomenė išreiškė norą patalpas pasilikti savo, naudoti bendruomenės reikėtų. Sakykit, kas mokės už patalpų išlaikymą? Man kaip biudžeto ir ekonomijos komiteto nariui, kaip pirmininkas sėdi, norėtųsi žinoti, iš kokių finansų bus išlaikoma mokykla bendruomenės reikmėms. Šiaip tai aš minėjau, kad jis buvo išreikštas noras žodžiu. Jeigu bendruomenė iš tikrųjų jau yra pareiškus norą raštu ir savivaldybės administracija šitą turtą jeigu yra perdavusi pagal panaudos sutartį, tai panaudos gavėjas apmoka komunalinius mokesčius. Bet tai turi būti sudaryta panaudos sutartis, kuri yra savivaldybės tarybos patvirtinta, ir tada jie visus komunalinius mokesčius turės apsimokėti savo lėšomis. Tada aišku. Dabar, jeigu galima, klausimas, apie kurį pastatą eina kalba. Ar čia apie buvusi darželę patalpas, kur buvo, ar apie tą mokyklos pastatą pagrindinį, didelį pastatą? Čia šituo atveju Apie mes visą kalbam pastatą. apie mokyklos pastatą, kadangi auditas buvo Levens mokykloje atliktas. Dar darželis veikė ir ten dar buvo pradinės klasės. Dabar jau yra 2 pastatai, bet jie po truputėlį yra užimti. Pirminės asmens sveikatos priežiūros ambulatorija yra vienam pastate, o kitam, kiek žinau, yra biblioteka. Aš Sporto salė. tai įsivaizduočiau, kad bendruomenė yra per didelis patalpos ir jos bus panaudojamas nelabai efektyviai. O kodėl neina klausimas ir negalima atiduoti į aukcionas? Jeigu galim šitą Išnuomoti jau aukcioną. Jeigu galim šitą vietą, reiškia ir 2 dalykai. Yra buvus darželis ir yra mokykla. Taip. Buvusiam darželį iki šių metų buvo darželinų. Jų neliko Taip. ir
Šiuo metu yra atjungiama šiluma nuo tos dalies, kur buvo darželis, ir paliekam šildyti tik tai ambulatorijos pastatą. Buvo nors, nenors, tiesiog pamastymai, galbūt reikėtų perkelti ambulatoriją į mokyklą ir tą buvusį darželį, taip vadinkim, jį paprasčiausiai parduoti aukcionui. Bet nuvyks pasižiūrėti, iš tikrųjų ambulatorija yra įrengta pakankamai kokybiškai, su visa aparatūra, su visais privedimais reikalingais techniniais dalykais. Iš tikrųjų nevert vėl draskyti, dėti daug lėšų, kad perkelti mokyklą. Tai dabar ambulatorija lieka darželį, jinai šildysis, jinai apmokės. Mokykla šiuo metu yra, reiškia, antras aukštas atjungtas šildyms, šildoms pirmas aukštas, negaliu dabar tiksliai pasakyti visą, ne, ten yra įsikūrus biblioteka ir yra šildoma sporto salė, minimaliai, kad neužšaltų bendruomenės reikia. Visa kita kol kas yra tik tai žodiniai norai, kad galbūt bendruomenė norėtų steigti, siūlyti tam tikras paslaugas. Ir dalį patalpų jie perimtų, bet kol kas yra tik žodiniai dalykai. Dabar situacija gaunas taip, kad kaip jūs minėjot, parduoti vieną pastatą arba parduoti kitą. Ir vienam veikla vyksta, ir kitam veikla vyksta. Nebent bandyti išnuomoti kam nors, bet klausims vargu, ar atsiras, tai yra Daujėnai, o ne Kaunas Laisvės alėja. Ar Vilnius Gedimino prospektas. Tai vis tik tai ir Daujėnai. Tai va taip ir gyvena sąlygos jo. Sąlygos, sakysim, dėl kaštų yra daugmaž sutvarkytos ir laukiam, ką pasiūlys, kokie bus pageidavimai iš tikrųjų bendruomenės. O šneka ir apie kirpyklą, ir apie kitas paslaugas. Tai jeigu iš tikrųjų bendruomenė norėtų, tai dar pirmam mokyklos aukšt būtų galim rasti vietą ir kirpyklai, ir žmonių, gal ir keturkojų kirpim, tai čia viskas yra. Gerbiamas direktorius, noriu paklausti tik vieną, ar yra jiems pasakyti kažkokie tai norų išreiškimo terminai, nes galvoti galima mėnesį, 2 arba metus, arba dar kažkiek, bet kažkoks tai realus laikas yra jam pasakyta, pasigalvoti. Nėra tas realus laiks, jie dabar galvojimo stadijoje ir galiausiai kas pasikeis nuo to. Vis vien tas pastatas, nebent išnuomoti kažkam tai, o parduoti, tai ką, antrą aukštą parduos mokyklos. Neišys, tas nieks vargu ar pirks. Jau turėjom vieną atvejį, kai čia buvo dideli norai ir nupirko ir iš to nieks šnekam apie užšalotą seniai esantį pastatą ir kas buvo. Niekas stovi ir tiek. Taip kad, pastatas, sakysim, dalinai tvarkingas yra. Nešildoms dalis, tai nešildoms, bet tai va tokia situacija. Jeigu turite gerų minčių, sakykit, galbūt galim daryti kokį fabriką, pavyzdžiui, gamyklą. Kodėlgi ne, verslas šitos dalykus žino. Nors antra vertus stovėjo ambulatorijos pastatas ilgą laiką, atsirado pirkėjais, bet aš esu optimistas, bet šitą vietą aš optimistą nelabai. Gerbiamas pačios. Aš iš tikrųjų noriu pasakyti, kad nereikia bendruomenių taip labiau. Reikia labiau pasitikėti jomis, kadangi iš tikrųjų dabar labai skatinama yra per įvairius projektus, per tą patį Niderlandą, bendruomeninių verslų, socialinio verslo iniciatyvų. Tai iš tikrųjų, jeigu jau buvo žodinės, tai galbūt jie kažkiek susidėlioja kažkokias mintis ir galvoja apie projektus, kurie ir duos tą startą bendruomeniniam verslui, socialiniam verslui. Tai čia reikia biškį kantrybės mums. Jeigu leis stabilit projektai irgi yra rengiami nauji, galbūt atsiras ir naujų projektų, kuriais bus galima pasinaudoti. Aš dar administracijos direktoriui turėčiau klausimą tikslinantį. Šiai dienai, kaip supratau iš jūsų pasakymą, papildomų kažkokių didelių kaštų išlaikymą, kad mes tuos pastatus dar turim, mes neturim. Ne, iš tikrųjų kašto nėra, yra ten, kur gyva, ten yra šildoma ir sąlygos sudarytos
sakysim, iš energetinės pusės visos, jeigu pasijungiant dar. Bendruomenės galvojimas mums nekainuoja. Tai tegu galvoju, tada dar vienas klausimas, tada jeigu šitą pabaigėm, tada dar vienas klausimas. Jūs minėjot, kad 2 metai mes negalim reikalauti iš autobusų parko permokėtas lėšas ar neteisėtai paprašytas, tai nepagrįstai ir neteisėtai paprašytas lėšas. O tai nėra pas mus pagal darbo sutartį ar pagal materialinės atsakomybės, iš ko pareikalauti grąžinti tą skolą. Supratokit, dabar jeigu mes negalim, nėra iš ko išreikalauti, tai tada visas tas bus nurašoma iš mūsų mokėtojų sąskaitos, mokesčių mokėtojų. Supratau, ačiū. Gal ne visai taip, bet į tą pusę. Tai šitie pinigai yra jau sumokėti, jeigu tiksliau paaiškinat. Jie yra, taip, autobusų parkui yra sumokėti, bet jie sumokėti pažeidžiant sutartinius įsipareigojimus. Jeigu pagal tą tiesą, tai mes turėtumėm susigrąžinti, kas neteisėtai sumokėti. Bet mes to nepadarėm, nesusigrąžinom 2 metus, yra ir senaties terminai ir aš manau, kad šitai nebus padaryta. Ir dar pasižiūrėkime vieną dalyką, tie pinigai iš tikrųjų, kiek aš žinau, nėra išleisti. Dalis tų lėšų yra sumokėti išeitiniam išmokom, tai yra tikrai ženkli suma. Ir vėlgi autobusų parks, kiek esu girdėjęs, ruošęs pirkti transporto priemonės, nedidelės transporto priemonės, kuriuom galėtų su mažesniais kaštais teikti paslaugą. Aš norėčiau dar jūsų paklausti prie to pačio autobusų parko. Viešosiuose prieinamuose informacijos šaltiniuose mačiau, kad jie pasitalpino 15 dieną, čia buvo mėnesis, Liepa, ar kaip čia dar prieš posėdis buvo 26, o jie 15 dieną pasitalpino, kad perka autobusus, o sprendimo dar nebuvo priimta. Kaip čia yra, kad jie jau rodo, kad mes nusipirkam autobusus, o sprendimas nebuvo. Jeigu reikia, aš galiu patikslinti datas, pas man dokumentai yra surinkti. Jeigu galim, kiek aš žinau. Nes 15 dienų pasiskelbė jie viešuosiuose, kad nusipirko autobusus, o sprendimą mes priėmėm 26 dieną. Tai 11 dienų vėliau, negu jie jau nusipirko autobusą. Tikrai konkrečių datų negaliu pasakyti, bet pats faktas, kad autobuso, pirmas dalykas, buvo tarybos sprendimas leisti pirkti vieną autobusą. Kaina iki 170 tūkstančių, bet šito dalyko jie nenusipirko ir tas ketinims pirkti buvo panaudota. Bet jau, jie nusipirka 3, o sprendimą mes priėmėm, jie 15 nusipirka, mes 26 tik sprendimą priėmėm. Tikrai nieko nenusipirko, jeigu mes susišnekam apie danas. Gerai, atkreipkite dėmesį į tuos tokius dalykus. Tas, jeigu šnekam apie tarybos leidimą vienam autobusui, jis nebuvo nupirktas, po to buvo tarybos sprendims ar koreguotas ar kits tarybos sprendims, kad leisti nusipirkti už tą sumą keletą autobusų. Bet sakau, priimtant sprendimą tarybos sprendimų priėmimui, jau buvo nupirkti autobusai, jie pasiskelbė, kad nusipirko 3 kiek autobusus, 15 dieną jau viešuosiuose. Tai prieš kiek laiko čia buvo? Prieš 11 dienų, čia buvo prieš 2 mėnesius. Autobusai tikrai nenupirkti. Bet jie pasiskelbė, tai susirinko informaciją. Ne, šito dalyko nežinau, bet kad autobusai... Jeigu galėsit, mes dabar gal diskutuojam, reikėtų tiesiog pasižiūrėti ir tuos tikslius terminus, nes dabar šnekam tiesiog šitą laiką. O kadangi apie autobusų parką kalbam, aš mėgstu paklausti, kada bus skelbimas konkurso autobusų parko direktoriaus vietai pareigoms užimti. Ar jis iš viso bus skelbiamas? Gero, tai kas galėtų atsakyti, šiuo momentu nėra. Ir kodėl tai daro? Kodėl neskelbia? Aš manyčiau, atsiprašau, jeigu galėsit nutraukti, netinkame linkme mūsų kontrolės komitetas, kaip krypo jau tas kalbėjimas,
Nors mažumos valanda, gerbiamas Zenonai, ir jūs turėsit galimybę užduoti visiems kompetentingiems žmonėms šitos klausimus. Jis negali žiūrėti policijai. Gali, ir dauguma irgi gali užduoti. Todėl aš šito neprotokoluoju. Ar turėsit dar kas nors klausimų? Ir viską jau dėl ataskaitos. Dėl ataskaitos pasiklausime. Gerai. Tada dėl rekomendacijų pirmąjį klausimą baigiam. Antrasis darbotvarkės klausimas dėl kontrolės ir audito tarnybos patikrinimo atlikto atsižvelgiant į vyriausybės atstovo raštą. Prašau, gerbiamą. Pristatykit. Taip, Kokius atlikot patikrinimą? mes gavom Liepos 9 vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse raštą dėl galimo, jis vadinasi taip, dėl galimo pažeidimo naudojant savivaldybės biudžeto lėšas. Esmė, aišku, raštas yra iš 3 lapų, aš gal neskaitysiu, bet esmė yra ta, kad jiem kelia abejonės, ar savivaldybės tarybos priimtas sprendimas dėl nuostolių dengimo UAB Pasvalio knygos neprieštarauja vietos savivaldos įstatymo 65 straipsnio 3 daliai, kurį sako, kad savivaldybės lėšos gali būti naudojamos tik savivaldybės funkcijoms vykdyti, strateginių planų įgyvendinimui ir biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti. Ir mes, aišku, atsižvelgdami į šitą raštą, atlikom patikrinimą ir tas raštas, turbūt patikrinimo aktas visas buvo pateiktas, tai aš jau irgi labai plačiai nekomentuosiu, tai mes padarėm tas išvadas, kad iš tikrųjų strateginiuose planuose tokia funkcija nėra numatyta, kaip nuostolių dengimas, tai dar nėra priemonė ar uždavinys. Ir juo labiau, kad savivaldybės pareiga yra užtikrinti, kad savivaldybės valdomos įmonės veiktų efektyviai. Tai yra, kad jos nebūtų nuostolingos ir visa kita. Tai ir padarėm tas išvadas, kad veikla neapima savivaldybės savarankiškų ir valstybinių perduotų savivaldybei funkcijų. Taip pat, kad finansinė būklė šios uždarosios akcinės bendrovės nėra gera, tvari, nuosavo kapitalo grąža yra neigiama, kas rodo neefektyvų savivaldybės turto valdymą. Ir savivaldybės tarybos priimtas sprendimas dėl nuostolių 1475 eurų padengimo neatitinka vietos savivaldos įstatymo 65 straipsnių 3 dalies nuostatų. Tai tokia mūsų išvada buvo, o siūlymas tai buvo savivaldybės tarybai, kadangi tai yra šios įmonės savininkas savivaldybės taryba, tik tai meras vykdo tam tikras funkcijas šiuose įmonėse, tai apsvarstyti poreikį ir būtinybę turėti savivaldybės valdomą įmonę UAB Pasvalio knygos, kuri vykdo komercinę veiklą prekybą ir galimybę kitais būdais užtikrinti gyventojų aprūpinimą knygomis ir kitą poligrafinę produkciją, nepažeidžiant sąžiningos konkurencijos principų. Tai mūsų tokia rekomendacija buvo ir, kiek žinau, tarybai šitas klausimas nebuvo svarstytas. Tai mes, atsiprašau, galime. Taip, prašau. Mes apsvarstyti tą klausimą galime, bet dabar pasakykit, jūs sakėt, teisingos konkurencijos. Ar yra šiandien nors vienas verslininkas norintis prekiauti knygomis? Knygų prekyba, tai kiek aš žinau, tai yra Norfos parduotuviai, platus, pakankamai asortimentas, yra internetinės parduotuvės knygų. No, tai kur mes pažeidėm čia konkurencijos taisyklės? Tai yra prekyba, tai yra ne paslauga. Prekyba nėra paslauga. Suprantat, jeigu nėra kam suteikti gyventojams paslaugos, įsigyti reikiamą ir vaikams įsigyti reikiamą inventorių, tai mes čia darom kaip socialinę paramą, kad būtų prieinama mūsų gyventojams. Ar taip mes negalime traktuoti, kad savivaldybė išsaugo. Bet nusiprantat, jeigu mes sunaikinti viską kaip darom, greitai viską uždarom ir pamirštam. Bet mūsų gyventojams tai yra reikalinga. Ir pagal tą apyvartos skaitos,
buvo metų, kad buvo jiems sunkiau. Dabar jiems jau eina vis tiek kažkaip tai tvarkosi ir jie jau beveik ant nulio eina. Tai aš sakau, kad gal jie ten pasitvarkės ir bus ant nulio, bet suprantat, aš skaitau, kad tas knygynas yra mūsų miestui reikalingas. Nu, mes uždarę tą knygyną, mes tikrai žmonės praras. Aš tai netikiu, kad jis nėra reikalingas. Tai yra savivaldybės tarybos kaip savininko kompetencija. Spręsti šitos subjektų reikalingumo klausimą. Jeigu taryba sako, kad jis reikalingas, tai mes tam neprieštaraujam. Tai tada reikia ruošti sprendimą ir apsvarstyti tarybą. Tada taip, kolegai. Ačiū už pasiūlymą. Tai jeigu leisit dar vieną nuomonę, tiesiog taryba be abejo, tai savivaldybės tarybos nariai bendrauja su rinkėjais, žino visus jų norus ir ko jiems reikėtų ir tos norus reikia gyventi. Bet aš nežinau, ar mes apklausėm tokią didelę dalį. Yra vietos savivaldos įstatyme ir mūsų tinklalapių galimybė rengti gyventojų apklausas. Tai gal galėtų mūsų rekomendacija būti, kas gyventojų apklausas organizuoja, pateikti gyventojų apklausą dėl šitos uždarosios akcinės bendrovės reikalingumo ir po to tik tai priims sprendimus, kai atliksim tą apklausą. Nes dabar mes truputėlį žvėrių įstatymo. Bet apie tą elektroninę apklausą paskelbti ir laikraštį. Tai viskas Ne visi žmonės gali ir internete pamatyti. Jeigu čia tik tai mūsų, jeigu komitetas nariai neprieštarauja dėl to, tokios rekomendacijos. Prašau, gerbiama Jelena. Dėl tokios rekomendacijos neprieštarauja, bet iš principo, ką kontrolierė šneka, tai mes iškeiskim, kad reglamentavimai yra tokie. Ne paslauga, prekyba. Mes įstatymų neleidžiam, mes juos turim vykdyti, bet ten yra būdai. Ko niekas nekvestionavo, tiesiog įstatymų vis tiek reikia laikytis. Mes dar išsiaiškinkim papildomas aplinkybės, tada ieškosim kažkokių kitokių galimybių, galbūt poreikio nėra. Jis tik įsivaizduojamas. Mes nusistatykim poreikį pradžiai. Tai yra komercinė veikla, tai pažeidžia konkurenciją ir kaip ir Igoris minė, kas čia ateis ir visa kita, o konkurencijos pažeidimą įmama visos Lietuvos mastu. Nes savivaldybės knygų prekyba tokia kaip veikla nėra mūsų veikloje numatyta ir mes negalim tą daryti. Aš tai skaityčiau, kad reikia laikytis įstatymo ir atlikti tokius veiksmus pagal įstatymą. Pagal įstatymą. Galėtų alternatyvą. Sprendimą. Jūs galėtumėte alternatyvą pateikti ir kitokią, arba aš galėčiau pateikti. Šiaip daugelis savivaldybių numato krepšelius moksleivių, formuoja ir savivaldybės pinigus nuperka ir įteikia. Jeigu mes visiems rajono moksleiviam, kiek jų dabar turim, 2,5 tūkstančio, suformuotume tuos krepšelius ir įteiktume, galbūt knygyno poreikio nebebūtų. Ir tada mes savo funkciją įgyvendintumėm kitų kelių. Tai yra kitas sprendimas, bet iš pradžių vis dėlto žmonių pasiklauskime, jiems patogiau nusipirkti patiems, ar jie norėtų sulaukti, kaip sakoma, iš savivaldybės kažko. Bet čia vėlgi reikės papildomas biudžetinis lėšas numatyti. Gerai, tai čia tik rekomendacija, čia buvo šnekėti. Kas apklausą organizuoja, vėlgi aš reikia pasižiūrėti, aš nežinau procedūros pačios. Jeigu sutiko komiteto nariai, tai dėl apklausos reikalingų. Taip, yra. Aš tai, jeigu galim, norėčiau pasiginčyti su šito pasiūlymu, kad savivaldybė galėtų suformuoti krepšelį. Norint suformuoti krepšelį, pirmas dalykas reikia atsižvelgti, kiek yra klasių. Kiekvienai klasiai yra skirtingas poreiks vadovėlių, šitus pratybų sąsiuvinių. Taip, kad čia tokiam atveju gal geriau patys iš tam tikros vietos, negu kažką duoti ir nežinai, ką, ko ir kas. Elena Naglažinė. Jo, tai iš tikrųjų mes dabar nebūkim iš kavos. Pirmą apklauskim, o tada žiūrėsim. Žingsnis po žingsnio. Aš šio klausimą dar norėtų kas nors pasisakyti, ir jau galima informaciją daryti iš klausytojo ir užbaigti klausimą. Niekas nebenori pasisakyti. Ačiū. Ir kitas darbotvarkės klausimas. Einamieji klausimai, tai trumpa informacija, gal iš pradžių vėlgi kontrolieriai šiandien pas mus labai daug kalba. Gerbiama Varima, prašau. Pasidalinkit savo išgyvenimais ir... Ne, tai čia gal nėra išgyvenimai, bet tokia situacija, kad Seimas 24 metų birželio 20 dieną
priėmė vietos savivaldos įstatymo pakeitimą ir mūsų atžvilgiu tokia, kaip ir tokį gerą žestą padaryti norėjo ir nustatė, išbraukė tiksliau iš mero kompetencijos. Ten mero kompetencijoje vietos savivaldos įstatymė buvo įrašyta, kad meras leidžia savivaldybės kontrolierių atostogų ir siunčia į komandiruotės. Aiškinant tuo, kad didina kontrolės ir audito tarnybos nepriklausomumą, šitas kontrolierius buvo iš ten išbrauktas iš mero funkcijų ir 67 straipsnis, kuris reglamentuoja kontrolės ir audito tarnybos veiklą, jis nebuvo pakeistas ar papildytas. Tik tai tiek, kad iš politinio pasitikėjimo subjektų rato, kuris visai nederėjo kontrolierius, jis buvo išbrauktas, bet liko mero funkcija. Šitą skaitysiu visą tą 7 punktą, 27 straipsnio 2 dalies 7 punktas. Priima į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovas. Kabliataškis. Įgyvendina kitas susijusias su savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų vadovų darbo santykiais Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Mes, kaip žinot, kontrolės ir audito tarnyba esam biudžetinė įstaiga. Jaučiuosi vadovas. Tai vat ir gaunas, jo labiau, kad čia yra parašyta per kabliataškį, tai kaip ir kita visai mintis jau yra išreikšta. Kad ne tik tai tų, kuriuos vis priima, bet ir visų kitų biudžetinių įstaigų vadovų personalo valdymo funkcijas įgyvendina ir toliau meras. O vyriausybės gauna iš vyriausybės atstovo skambutį, kad privalau pasikeisti savo veiklos nuostatus, nes atostogų ir komandiruočių turiu išsileisti pati. Tai dabar gavas tokia situacija, kad labai noriu nuo 30 išeiti atostogų. Nuostatai mano nepakeisti, o tai dar toliau, tai mano nuostatose įrašyta tarybos pavedimas merui, kad kontrolierių išleidžia atostogų ir komandiruotės. Prie tarybos sprendimo šių posėdžio 26 galime jūsų klausimą pridėti? Galime, spėti pridėti. Ne, tai palauk. Aš kiek supratau, kontrolierė dabar pati pagal naują tvarką išleidžia atostogas. Tai nėra vienareikšmiškai pasakyti. Bet tai negali save išleisti nei atostogų, nei į komandiruotės ir visa kita. Nors gali atidėti dabar parašus, o po to po 5 metų jūsų paklaus. Ir žinokit, žinokit, kad tokia situacija susidarius yra, taip aš neprieštarauju. Jeigu galėčiau, atsiprašau, nubrauksiu dabar abu kalbėtojus, pasakysiu tokį dalyką. Dėl įstatymų normos komentavimo. Gerbiamas Zenona, jūs turit savo nuomonę, gerbiama kontrolierė turi savo nuomonę, bet vienintelis iš visų kalbėjusių, tai vyriausybės atstovas turi teisę komentuoti. Visa kita yra nuomonės. Jo nuomonė turi pati išsileisti, o visa kita jau čia apie metus galim nekalbėti. Tai vyriausybės atstovo žodis paskutinis buvo. Mes privalom vykdyti. Raštą. Taip, aš parašiau raštą, tai man prašykit raštu, kol kas aš jo nesulaukiu. Tai va dabar aš nežinau, aš sakau tą situaciją, kad aš parašiau. Jūs rašėte, tada jo paskutinį. Informacija išgirdus visi. Reikia dar vienas žmogaus. Gerai, tada kaip, tai šitą mes žinom, jau seniai daug metų, bet tai kalbam. Aš negalvoju. Gerai. Jūs nenoriu kalbėti. Ačiū, kad kalbėjote daug. Aš tai galėsiu dar trumpai. Gerbiami kolegos, ar atkreipėte dėmesį, kad šiandien dirbom truputėlį kitaip negu įprastai. Aš pasigedau Audriaus Mažuolio, kurio šiandien deja nėra mūsų tarpe, ir mūsų komiteto narių skaičius sumažėjo lygiai kiek čia procentai būtų 15. Per vieną žmogų. Lygiai per vieną žmogų. 5 likom iš 6. Aš norėčiau perskaityti tik labai trumpai, va šiandien neseniai minėto aktualios vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 1 dalį dėl kontrolės komiteto, kuris mus liečia. Mes čia ir esam kaip ir. Skaitau, kontrolės komitetas. Kiekvienos savivaldybės taryba privalo sudaryti kontrolės komitetą. Kontrolės komitetas sudaromas iš vienodo visų savivaldybės tarybos narių frakcijų, grupių ir mišrios grupės deleguotų savivaldybės tarybų narių skaičiaus. Tai kontrolės komiteto
Sudėtis turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius pasikeitus savivaldybės tarybos narių, frakcijų ar grupių skaičių. Toliau nepaskaitysiu, bet tas esmės nekeičia. Tai šiaip pasigėdau vienos grupės, frakcijos tiksliau, tai čia būtų vardan Lietuvos frakcijos nario dalyvavimo mūsų komiteto posėdėje. Mano supratimu, taip yra pažeidžiamas vietos savivaldos įstatymų 20 straipsnio 1 dalis. Tai jūs tai žinot, aš jums pasakiau, bet tai yra mano nuomonė, į tai atsakyti gali irgi lygiai taip pat tik vyriausybės atstovas arba teismas. Gal pateisinamos priežastys. Bet teismo priežastis buvo, jeigu gerai pomėtis nepaveda, tai buvo frakcijos pirmininko pareiškimas, kad mes niekur nedalyvausim. Tai maži vaikai irgi sakydavo, mes neįsim su taip žais, nesusipykom, bet dėja tarybos nariai kaip ir ūgtelėjo labiau. Prašau, Aš kiek suprantu, jeigu jis nedalyvauja ir gali nedalyvauti, bet jis negaus atlyginimo. mes patvirtum, bet Jo nėra. gerai, tai tada aš informaciją pasakiau, posėdį norėčiau užbaigti. Jeigu niekas nenori pasisakyti, posėdis baigtas. 17 valandų 3 minutės. Atsiprašau, kolegos, ir pavėlavau. Tada iškyla kiti klausimai. Nieko nepadarys, rimts reikalas. Niekas jūs lapus ir neišleidė. Panorėjau pasakyti, pasakyti. Na, logiška, jeigu jie tik patvirtinti. Gerai. O jeigu jūs nepažįstate, tai No, baigiam transliaciją. Gerai, gerai. Aha, gerai. Tai ne, mes tai nieko nedarysim, mes eiliniai piliečiai, eiliniai tarybos nariai. O tai žiūrėk. Ačiū.